Sveiki atvykę į įdomiausių dokumentikos YouTube kanalą. Kviečiu prisijungti prie mūsų ir susipažinti su vienu lemtingiausių ir labiausiai šokiruojančių įvykių 20-ojo amžiaus istorijoje – tai Perl Harboro užpuolimą. 1941 m. gruodžio 7 diena amžinai įsirėš į JAV istoriją kaip diena, kuri amžinai gyvens gėdoje. Ir ši diena visam laikui pakeitė Antrojo pasaulinio karo eigą. Šiandieną mes gilinsimės į tai, kodėl šis puolimas įvyko, kaip jisai buvo suplanuotas ir įvykdytas ir kokios buvo jo pasekmės. Pasiruoškite, nes keliausime atgal į praeitį ir iš arčiau pažvelgsime į šį įvykį. Norėdami suprasti Perl Harboro puolimą, turime grįžti šiek tiek atgal ir pažvelgti į sudėtingas geopolitinės sąlygas Ramiojo vandenyno regione. 20-ojo amžiaus 4-ajame dešimtmetyje Japonija sparčiai modernizavosi ir siekė dominuoti Rytų Azijoje. Jos augančiai pramoniai ir kariniai mašinai reikėjo didelių gamtos išteklių, ypač naftos, kurių šalis turėjo labai nedaug. Būtent todėl Japonija pradėjo agresyvią ekspansinę politiką, įsiverždama į Mandžiūriją 1931 metais, o vėliau į Kiniją 1937. Jungtinės Amerikos valstijos, nors iš pradžių siekė išlaikyti neutralumą, vis labiau nerimavo dėl Japonijos agresijos Kinijoje ir Pietryčių Azijoje. Kai Japonija įsiveržė į Prancūzijos Indokiniją 1940 metais, siekdama užtikrinti prieigą prie strategiškai svarbių išteklių, JAV atsakė. 1941 m. Liepą JAV įvedė visišką naftos ir kitų svarbių žaliavų embargą Japonijai, taip pat įšaldė jos turtą JAV bankuose. Tai buvo didžiulis smūgis Japonijos ekonomikai ir kariniams pajėgumams, nes 80% naftos importo atkeliavo būtent iš JAV. Šios sankcijos sukūrė kritinę situaciją Japonijoje, jos karinės atsargos sparčiai mažėjo ir Japonijos lyderiai jautėsi įstumti į kampą. Jie žinojo, kad jei situacija tęsis, jų karinė mašina sustos per kelis mėnesius. Diplomatinės derybos tarp JAV ir Japonijos toliau vyko, bet be didesnių rezultatų. JAV reikalavo, kad Japonija atitrauktų savo pajėgas iš Kinijos ir Indokinijos. Tačiau tai buvo nepriimtina Japonijos kariniams lyderiams, kurie matė tai kaip esminių teritorijų ir įtakos praradimą. Būtent šioje įtemptoje aplinkoje Japonijos imperatoriškojo laivyno admirolas Isoroku Yamamoto, nors ir nebuvo visiškai karo šalininkas, suprato, kad jei karas su JAV neišvengiamas, Japonija turi smogti pirma ir smogti stipriai. Jisai sugalvojo drąsų planą, kurio tikslas buvo paralyžuoti JAV Ramiojo vandenyno laivyną Perl Harboro uoste Havajuose. Yamamoto manė, kad staigus triuškinantis smūgis suteiks Japonijai pakankamai laiko įsitvirtinti savo užgrobtose teritorijose ir galbūt privers JAV dėrėtis dėl palankios taikos. Jis suprato, kad ilgas karas prieš JAV pramonę gali būti pražūtingas Japonijai. Japonijos planavimas buvo nepaprastai kruopštus ir slaptas. Operacija Z buvo slapta netgi daugumai aukšto rango karininkų. 1941 m. lapkričio 26 d. Japonijos puolimo pajėgos, vadovaujamas viceadmirolo Chuichi Nagumo, išplaukė iš Kurilų salų. Ją sudarė 6 lėktuvnešiai Akagi, Kagi, Suriju, Uriju, Šakuku ir Zuikaku. Taip pat kreizeriai, eskadriniai minininkai ir povandeniniai laivai. Jie plaukė šiauriniu maršrutu, siekdami išvengti aptikimo, o per kelionę buvo palaikoma griežta radio tylos tvarka. Ankstyvą sekmadienio rytą, gruodžio 7 dieną, apie 7:48 min. Vietos laiku, kai daugelis amerikiečių jūreivių dar miegojo arba ruošėsi pusryčiauti, pirmoji Japonijos orlaivių banga, sudaryta iš 183 lėktuvų, pakilo iš lėktuvnešių denių. Pagrindinis taikinys buvo karo laivų eilė. Tai vieta, kur Havajų forde stovėjo 8 JAV karo laivai – USS Arizona, Oklahoma, Nevada, Kalifornija, West Virginia, Tennessee, Maryland ir USS Pennsylvania. Japonijos torpednešiai, specialiai modifikuoti, orientuoti sekliuose Perl Harboro vandenyse, paleido torpedas į neapsaugotus karo laivų bortus.
USS Oklahoma greit apvirto po 9 torpedų smūgių, nusinešdama 429 jūreivių gyvybės. Prikuojamieji bombonešiai taikėsi į denius ir amunicijos sandėlius. USS Arizonai buvo tiesiogiai pataikyta į amunicijos sandėlį didžiulę bombą, sukėlusią katastrofišką sprogimą, kuris laivas suskaldė į 2 dalis ir akimirksniu nusinešė 1177 jūreivių gyvybės. Laivas nuskendo per kelias minutes. Be karo laivų buvo atakuojami ir aerodromai, siekiant sunaikinti JAV lėktuvus ant žemės ir užkirsti kelią bet kokiam pasipriešinimui ore. Fordo ir Eva lauko oro bazės patyrė didelių nuostolių. 8:54 minutės vietos laiku antroji banga, sudaryta iš 167 lėktuvų, atvyko po maždaug valandos. Nors kai kurie JAV kariai jau buvo atsigavę ir pradėjo šaudyti prieš lėktuviniais ginklais, puolimas vis dar buvo labai veiksmingas. Antroji banga daugiausiai dėmesio skyrė dar nepažeistiems laivams ir infrastruktūrai. Dar daugiau bombų numesta ant laivų, sandėlių ir oro bazių. USS Nevada, bandęs išplaukti iš uosto, buvo atakuotas ir priverstas užplaukti ant kranto, kad nenuskęstų kanale. Nors ataka buvo staigmena, kai kurie JAV kariai rodė didvyriškumą ir pasipriešinimą. Pavyzdžiui, seržantas Dory Milleris, afroamerikietis virėjas iš USS West Virginia, paėmė kulkosvaidį ir šaudė japonų lėktuvus, nors nebuvo apmokytas naudotis ginklu. Tačiau bendras pasipriešinimas buvo nereguliarus ir nepakankamas, kad sustabdytų puolimą. Iki maždaug 10 val. Ryto puolimas baigėsi, o Japonijos lėktuvai grįžo į savo lėktuvnešius. Nors buvo svarstama apie trečią puolimo bangą, kuri būtų taikiusis į kuro talpyklas ir laivų remonto įrenginius, admirolas Naguma nusprendė pasitraukti, baimindamasis didesnių nuostolių ir manydamas, kad jo misija jau įvykdyta. Pearl Harboro puolimas turėjo milžiniškas ir ilgalaikės pasekmes, pakeitusias pasaulio istorijos eigą. Puolime žuvo 2403 amerikiečiai, įskaitant 68 civilius gyventojus, o 1178 žmonės buvo sužeisti. Japonija patyrė palyginti nedidelių nuostolių – 29 lėktuvai, 5 mini povandeniniai laivai ir 64 žuvę kariai. Jungtinių valstijų Ramiojo vandenyno laivynas patyrė didelių nuostolių. Visi 8 karo laivai buvo pažeisti, o 4 iš jų USS Arizona, Oklahoma, Utah ir USS Bismarck mokomasis laivas buvo visiškai nurašyti. Taip pat buvo sunaikinti arba apgadinti 188 lėktuvai. Tačiau svarbu paminėti, kad 3 JAV lėktuvnešiai USS Enterpriser, Lexington ir USS Saragota puolimo metu nebuvo uoste, o tai pasirodė esą lemiamas veiksnys ateityje. Taip pat kuro talpyklos ir remonto renginiai gyvybiškai svarbus laivynų funkcionalumui liko nepaliesti. Nors ataka buvo taktinis triumfas Japonijai, ji tapo strateginė klaida. Yamamoto viltis, kad puolimas demotyvuos JAV ir privers ją dėrėtis, buvo klaida. Priešingai, puolimas suvienijo amerikiečių tautą kaip niekada anksčiau. Kitą dieną po puolimo, 1941 m. gruodžio 8 d. JAV kongresas beveik vienbalsiai paskelbė karą Japonijai. Prezidentas Franklinas D. Rooseveltas savo kalboje kongresui pavadino gruodžio 7 dieną, kuri amžinai gyvens gėdoje. Po kelių dienų, gruodžio 11 d. Vokietija ir Italija, Japonijos sąjungininkės ašies valstybėse, paskelbė karą Jungtinėms valstijoms, taip paskatindamos JAV įsitraukimą į Antrąjį pasaulinį karą. Puolimas sukėlė didžiulį šoką, pyktį ir pasipiktinimą visoje Amerikoje. Jis visiškai nutraukė šalies izoliacionistinės nuotaikas ir suteikė visuomenę karo pastangoms. Nuo tada JAV pradėjo mobilizuoti savo milžinišką pramoninį ir žmogiškąjį potencialą, paversdama save demokratijos arsenalu. Deja, viena iš neigiamų pasekmių buvo didėjanti nepasitikėjimo ir ksenofobijos banga prieš japonų kilmės amerikiečius, nors dauguma jų buvo lojalūs JAV piliečiai. Tūkstančiai jų buvo integruoti į stovyklas vakarų pakrantėse, baiminantis šnipinėjimo ir sabotažo. Tai buvo tamsus puslapis JAV istorijoje.
Perl Harboro puolimas tiesiogiai paskatino JAV imtis precedento neturinčių karinių veiksmų Ramiojo vandenyno regione. Po šio puolimo JAV karinė galia augo eksponentiškai, o tai lėmė lemiamas pergalės, tokias kaip Midvėjaus mūšis ir galiausiai Japonijos kapituliacija 1945 metais. Perl Harboro puolimas yra ne tik istorinis įvykis, bet ir galinga pamoka apie diplomatijos, žvalgybos ir karinės strategijos svarbą. Tai diena, kuri mums primena apie karo siaubą, auką ir atsparumą. Šiandien Perl Harboro atminimo vieta yra šventa vieta, kur lankytojai gali pagerbti žuvusiuosius ir apmąstyti šios lemtingos dienos reikšmę. Dėkoju, kad buvote su įdomia dokumentika, apie kokį mūšį turėtumėme papasakoti kitame video, gal Midvėjaus? Savo nuomonę galite palikti komentarų skiltyje. O dabar iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.